Ruduo yra vienas nešvariausių metų laikų ir tą mes tikrai pastebime ant savo automobilių. Tačiau juk norime, kad jie kuo ilgiau liktų švarūs, o jų valymas būtų kaip įmanoma paprastesnis. Ta pasiekti gali padėti specialūs vaškai, apie kuriuos mes šiandien pasikalbėsime su automobilių švaros specialistais. Važinėti švariais ir blizgančiais automobiliais mėgsta daugelis vairuotojų, bet šios tendencijos nėra naujiena. Kuo ilgiau išlaikyti automobilio švarą buvo stengiamasi nuo pat jų atsiradimo. Kai atsirado automobiliai, atsirado natūralų automobilių priežiūra, plovimas automobilių ir žmonės vis galvoja, kaip juos išlaikyti kuo įmanoma švaresnius, blizgesnius ir tvarkingesnius. Taip atsirado natūralios priemonės, tai yra karnaubo vaškai, bičių vaškai ir panašus dalykai, ką žmonės naudodavo apsaugant automobilius, tai yra ištepant juos ir paverčiant juos pakankamai slidžiais. Kiek ilgai automobilis išliks švarus po jo nuplovimo priklauso nuo aplinkos veiksnių. Jei važiuojame rudeniui įprasta šlapia kelio danga, kartu su vandeniu ant kėbulo patenka ir įvairūs nešvarumai. Vaškas padeda juos greičiau ir efektyviau pašalinti, nes kėbulas tampa lygesnis bei slidesnis. Tai daugelio vairuotojų pageidaujamas efektas. Bet ar galime savo automobilius vašku padengti patys? Vaškai turbūt yra viena lengviausių naudojimo priemonių ir jo labiau dabar reikėtų suprasti, kad tie vaškai yra dabar skirtingų rūšių. Sausinamieji vaškai, kurie yra dengiami ant šlapio automobilio kėbulo, tai juos iš vis paprasta naudoti. Tai atsiranda papildomas procesas, tai yra nuplovim automobilį, padengiam ir jį nusausinam. Įtrinamieji vaškai yra galbūt kiek sudėtingiau naudojami, tie vadinami klasikiniai vaškai, kaip pavyzdžiui karnauba. Tai juos reikia kokybiškai įtrinti, kokybiškai išblizginti automobilio kėbulą, nes kitaip matysime tokius išvedžiojimus, netolygę spalvą ir sakykime, kontūrus, kur mes šluostėme, kur nešluostėme. Ir trečia kategorija tai yra sintetiniai polimeriniai vaškai, tai jie yra irgi pakankamai lengvai aplikuojami, tai iš esmės uždėjome, nuvalėme, išblizginome ir turime jau apsaugoti automobilio kėbulą. Vaškas patogus naudoti ir dėl to, kad nereikalauja specifinių ar brangių priemonių jo padengimui. Remiamės tuo, kokį vašką dengiame. Sintetiniai vaškai dažniausiai dengiami yra mikroplošto šluostėmis. Karnaubo vaškai jie turi būti gerai įtrinami į kėbulą, tai turime kažkokią kempinę turėti padengtą mikroploštą ar panašiai, kad ta medžiaga turėtų spaudimo efektą, kad galėtumėm išblizginti paviršių. Tai viskas remiasi į tai, kokį vašką naudojame. Taip pat yra skystieji vaškai, tai yra kremukas, vadinkim. Tai tas kremukas lygiai taip pat yra įtrinamas su mikroplošto šluoste ir blizginamas tą pačią mikroplošto šluostę. Tai viskas remiasi į patį produktą, kaip jį pagamino gamintojas ir kaip jisai nurodo jį uždėti ant automobilio paviršiaus. Vaškas suteikia ne tik apsauginę funkciją ir padeda paprasčiau bei ilgiau palaikyti automobilio švarą, tačiau pagerina ir estetinį vaizdą, o šis rezultatas pasiekiamas ypač greitai. Priemonė yra labai greitai veikianti ir iš karto matome efektą. Aišku, efektas, sakykime, spalvos atspindyje ir spalvos intensyvume labiausiai matosi naudojant karnaubo vašką arba polimerinį vašką. Sausinamieji tokio didelio efekto neturi, bet jeigu turime dėkingos spalvos automobilį, ką turiu omeny dėkingos, tai yra tamsios, tai ant jo galime iš karto matyti dengdami automobilį, kaip keičiasi atspalvis, kaip sodrėja spalva ir kaip užsimaskuoja, sakykime, tokie mikrodefektai esantis ant automobilio kėbulo. Nors vaškas padeda ilgiau palaikyti automobilio švarą bei jo blizgesį, tačiau šios dangos nėra amžinos. Pavyzdžiui, palyginus su kvarco ar nano keramika, vaškai tarnauja keletą kartų trumpiau. Bet jei jums svarbu, kad purvui automobilis būtų atsparesnis tik konkretaus sezono metu, vaškas gali būti optimalia priemonė tam pasiekti. Standartiškai yra skaičiuojama taip, kad sausinamasis vaškas yra efektyvus iki sekančio plovimo arba lietaus. Karnauba, natūralūs vaškai, tai yra tie, kurie neturi sintetinių priemaišų viduje, jie veikia panašiai apie 3 mėnesius. Polimeriniai vaškai, jie gali tarnauti panašiai iki 6 mėnesių. Bet vėlgi viskas priklauso nuo to, kaip mes tą automobilį reguliariai prižiūrėsime, kaip mes jį plausime, kiek mechaninio kontakto duosime. Jei labai nemėgstate rudens dėl to, kad šiuo metu laiku jūsų automobilis greitai išsipurvina, tai kėbulo padengimas vašku gali būti priemonė, kuri padės šiuos nemalonumus panaikinti greičiau ir švarą palaikyti ilgiau.